Anastasija. Man ši stovykla kaip iš giedro dangaus. Nu, kaip aš norėjau kažkur nuvažiuoti šiltus kraštus, ten brolis įvažiuojame Egiptą į Turkiją, bet taip pagalvojau, ne vienas nemokam nei anglų kalbos normaliai, nei nuvažiavus, tai ką, sėdėsi viešbutį. Daugiau nieko. Nu, vienas dar ir apgaus ir taip toliau. O čia kaip iš giedro dangaus į Facebooką įlindu Linutės skelbimą įdėjus. Nu, kad Egipte stovykla. Žinoma, kažkiek pergyvenau nepažįstami žmonės, tapsiu ar nepritapsiu. Bet išėjo, kad tokios fainios komandos niekada dar nemačiau. Kas tau čia labiausiai patiko? Viskas. Aš dar kaip sapne. Atsibus nenoriu. O iš to visko kažkas tokio įsimintiniausio, kas labiausiai nustebino, kas labiausiai sukrėtė. Vaikystę prisiminti. O kur tu prisiminė ją? Per ką tu prisiminė? Kaip dukam baseine. Kaip ir čiuožyklė. Čiuožykla. Taip. Safaris labai patiko. Dykumoje važinėja. Taip. Šiandien? Šiandien man jau už galvos išėjo, kas ir buvo. Laivas, Maldyvai. Patiko tikrai kaip sapne. Sakau, dar neatsibundu. Pirmą kartą iš vis stovykloje, taip supratau. Taip. Pirmą kartą Egipte, pirmą kartą stovykloje, pirmą kartą sąmoningumo tokiose biški praktikose ir pirmą kartą mane, žinai, pamatėjai. Ne? Aš labai pergyvenau, dar Linutai sakau, tai jeigu mes tik tai dvi, sakau, žmonių nesurinksi, sakau, tikrai važiuosim, o ne tai kaip kažkur, Nida, jinai planavo vienais metais, bet žmonių nesurinka tiek, kiek reikia ir nuplaukėte. Sakau, jeigu taip pat bus, nu, bet, sako, ne, tikrai važiuosim. Vienu žodžiu pasitikėjau ją, jinai jomis. Ir išėjo, tiesiog viskas liuks. Ačiū tau už pasitikėjimą.